Nice. Labą dieną. Tai žodžiu, šiandieną ilgai galvojau, ką čia tokio įdomaus nuveikti. Pirminis planas buvo atsikėlus gal važiuoti grybauti į Varėnos miškus. Pasiėmiau krepšelį, įsimečiau į bagažinę, bet pasiskambinau į Žirgyną ir susitariau pajodinėti palei Kauno marias. Manau, bus, rezervavau laiką, tai važiuoju dabar. Bus gerų kadrų, man rodos. Žirgas kažkoks yra. Žirgelis, su tavim josim. Gerai, viskas tvarkoj. Laukia manęs. Nelabai nori sukt. Jeigu nesuka, reikia su priešinga koja taip pat paspausti. Kurį pavadį suka, su kita koja paspausti. Jinai iš principo. O kas čia yra? Priminkit vardą. Žališkė. Žališkė, sunkus vardas. Žališkė, ko jau pavargai šiandien, gal jodinėjo daug, ar ne? Ne. Valandą laiko, kad taip pavaikščiojo ratas. Tai gal šiaip reikėjo paglostyti prieš atsisėdant. Tokia biškė kartais. Su charakteriu žališkė. Bet tai jinai seka, jeigu ką paskui, ar ne? Jo. Jie visi vienas kitą seka. Jo. Jie ir kaip ir ganos kartu, tai jie. Ristelė varom. Aš šiandien kažkaip atsikėliau ryte ir galvoju, gal grybaut varyti Varėną. Po to kažkaip persigalvojau, nes tokių minčių ir turėjau palei marias pasijodinėt. Bet pas mane ekspromtu viskas vyksta, tai greit persigalvojau ir grybavimą iškeičiau į jojimą. Gal ir nieko čia ant tos tiesiosios ristelė būtų. Gal pabandom? Nice.
Ne, smagu visai. Bet tai primink man vardą Žališkė. Jinai, žiūriu, grinai komandų tavo klauso. Čia prieš kelias savaitės su draugu kažkaip sumastėm. Vilniui Raudondvario žirgyne, Civinskų toks žirgynas. Nuvarėm, tai, ką žinau, visai patiko. Bet man ten pabalnojo, turbūt tokia jau su amžium, ta kumelė, tai tingėjo vaikščioti ten. Jo, jaučiasi. Energinga. O kaip taviškio vardas? Setas? Aisetas. Jo, čia visai kitas potyris man, žinok, po to praeito karto. O ten irgi miško joja? Ne, ten žirginė tiesiog. Biškai, žinai, tas treneris viską išaiškino, ristelė ratukais ten prasukiojo, kaip valdyti žirgą, žinai. Ir po to paleido tiesiog vieną po žirgyną pasivaikščioti tenai, žinai. Jo, ratais. Bet tai sakau, va, ten buvo ta kumelė, jaučiu tokia vyresnė, tai tokia tingi, vangi, žinai. Jo, gali būt, kad duoda panašiai. O va čia jau, va, dėl ko sakau, kitas visai experiences. Nes, nu, vienas dalykas, kad jau čia trasa varom tokia, trailu. O kitas dalykas, jaučiasi energijos, žirgas turi daug. Nori naijot. 23 metai, jinai vis labai energiška. Jauna kumelė. Žališkė, fainuolė. Patinka žirgam, kai glostai, taip? Vau, čia kitas levelis visai. Nu, Akrova. geras, kaip norėčiau tokį tripą iki Baltijos jūros. Iki Baltijos jūros. Jo, Jojo iki Juodosios. Ai, iki Juodosios jojo? Eiktas. Taip. Iki Juodosios pagirdyti žirgų, ne? O čia žemaitukai šitie? Geras. Lietuviška veislė, taip.
Nori atsigert? Atsigerk. Aha, nelabai nori į tą vandenį. O Filipo į kalną reikia biškį į priekį. Aha. Opa. Nu, fainolė žalistė. Žalista, jo? Žališkė. Žališkė. Čia tik paprastai nereaguoja. Švelni nosis kokia.